Laima, kuri pristatys šiltinimo svarbą energetiškai efektyviems pastatams ir po to eisime į diskusiją. Tai Laima. Taip, dabar matosi ir pabandyk. Taip, puikiai. Puikiai. Gerai, tai pradėsiu keletą žodžių apie mūsų įmonę, kadangi UAB Sangoben statybos gaminiai Lietuvoje atstovauja tarptautiniam koncernui Sangoben, kuris šiais metais pažymi 360 metų jubiliejų ir vykdo veiklą 76 šalyse, tarp jų Lietuvoje. Tai būtent Weber statybiniai mišiniai gaminami Neveronyse, Kaune ir šiomis dienomis atidarinėjame naują Weber mišinių gamyklą Gargžduose, o taip pat tiekiame šiltinimo medžiagas, tai Izover mineralinę vatą iš gamyklos Suomijoje, gipskartonio, gipso sistemų gaminius iš Gipro gamyklų Suomijoje, Rigips Lenkijoje ir taip pat Sangobenui priklauso FIBO keranzitbetonio blokų gamykla Šiauliuose. Na, o pereinant prie šio seminaro temos, kas turi įtaką pastatų energiniam efektyvumui, tai iš tikrųjų tiek atnaujinta pastatų energinio efektyvumo direktyva, tiek mūsų statybos techniniai reglamentai dėl pastatų energinio naudingumo didelį dėmesį skiria pastato apvalkalui, pastato atitvaroms. Karolis rodė šilumos perdavimo koeficientai priklausomai kokios energinio naudingumo klasės yra siekiama. Ir tai suprantama, nes vis dėlto tas pastato energinis efektyvumas pirmiausia priklauso nuo to šilto ir sandaraus pastato apvalkalo, nes tikslas yra iki minimumo sumažinti energiją, kuri reikalinga pastato šildymui, vėsinimui. Nes galime turėti ir labai pigios energijos ir iš atsinaujinančių šaltinių, bet jeigu ją naudosime šildymui pastato, kurio sienos bus kiauros ar prastai apšiltintos, ar nesandarus pastatas ir ta šiluma iškeliaus į lauką, tai tikrai netitiks klimato poveikio šiltėjimo mažinimo tikslų. Ir šis principas yra taikomas ir renovuojant esamus pastatus, siekiant sumažinti pastatų energijos sąnaudas, ir projektuojant naujus pastatus, kurių energijos poreikis turėtų būti artimas nuliui. Tai nuo ko priklauso pastato apvalkalo tas efektyvumas, aspektų yra daug ir buvo jau šiandien vardinta ir minėta. Tai tinkamai parinktos termoizoliacinės medžiagos, tinkamai parengta vėjo izoliacija, kad šiltinimo sluoksnis būtų sandarus, neblogintų jo savybių oro srautai. Taip pat svarbu šiluminiai tilteliai iki minimumo sumažinti, svarbu pastato sandarumas. Jeigu konstrukcijos vėdinamos, tai vėlgi, kad būtų tinkami sprendimai, kad vėdinamos sienos ar vėdinami stogai iš tikrųjų vėdintųsi, būtų tinkamai pašalinama drėgmė, be abejo šiltinimo darbų kokybė ir visa eilė kitų aspektų. Ir tie šiltinimo aspektai priklausys, ar šiltinsime stogus, ar šlaitinę, ar plokščią stogą, išorės sieną, ar jį karkasinę, mūrinę ir taip toliau. Tai aš peržvelgsiu šio šiltinimo aspektus, kalbėdama apie išorės sieną, kuri apšiltinta įrengiant vėdinamo fasado konstrukciją. Tai pirmiausia, tinkamai parinktos termoizoliacinės medžiagos, tai be abejo su termoizoliacinės medžiagos naudojamos pagrindiniam šiltinimo sluoksniui turėtų būti su kuo mažesniu šilumos laidumo koeficientu. Izover medžiagų asortimente mes išorės sienom rekomenduojam naudoti vatą su koeficientais nuo 0,036 iki
0,030. Turime ir su prastesniais koeficientais, na, bet išorės sienom rekomenduojame prastesnių nenaudoti. Na, o jeigu reikalinga nedegi termoizoliacija su pačiais mažiausiais šilumos koeficientais, tai ir būtų su koeficientu 0,30 ar 0,031. Toliau, pagrindinį šiltinimo sluoksnį uždengiame priešvėjinė izoliacija arba vėjo izoliacinėmis plokštėmis. Tai jų šilumos laidumo koeficientai mūsų asortimente taip pat yra labai maži, 0,031, tik priešvėjinės VKL plokštės, kurios yra labai plonos, 13 mm storio, jų yra koeficientas 0,032. Na, o toliau plokštės skiriasi, taip galima pasakyti, vizualiai pažiūrėjus, vienos yra be jokios dangos, kitos priešvėjinės plokštės dengtos stiklo audiniu, kitos dengtos laminatu, specialia vėjo izoliuojančia danga. Ir iš tikrųjų dažnai sulaukiama klausimų iš projektuotojų, tai kurios priešvėjinės plokštės geriau apsaugo tą termoizoliacinį sluoksnį. Jeigu pažiūrėtume į statybos techninį reglamentą, kuriame išdėstyti reikalavimai vėdinamo fasado konstrukcijai, tai dėl vėjo izoliacijos iš tikrųjų parašyta nedaug. Reikalavimas, kad vėjo izoliacinis sluoksnis užtikrintų apsaugą to pagrindinio termoizoliacinio sluoksnio, kad vėdinamame oro tarpe judantis oras nepatektų į pagrindinį tą termoizoliacinį sluoksnį, nes jeigu termoizoliacinis sluoksnis neapsaugotas nuo vėjo poveikio, vėjo srautai sukelia vėsinantį poveikį, tada termoizoliacinė varža sumažėja, o jeigu turi tinkamai įrengtą vėjo izoliacinį sluoksnį, tuomet išlaikoma termoizoliacinė varža. Ir tai kuriegi parametrai būtent ir apibūdina, kurios priešvėjinės plokštės geriau apsaugos, šiltinimas bus kokybiškesnis. Tai pirmiausia, principas, kad toks parametras kaip oro laidumo koeficientas, kad jisai būtų mažiau už 60. Tada jau mineralinės vatos plokštė galima laikyti, kad ji yra vėją izoliuojanti. Ir kitas yra parametras, tai orinio laidžio koeficientas. Tai priklausomai nuo fasado vėdinimo intensyvumo, jeigu neintensyviai vėdinamas fasadas, tas orinio laidžio koeficientas K turėtų būti nedidesnis kaip 1200, o jeigu intensyviausiai vėdinami fasadai, tai koeficientas turėtų būti 35 ir mažesnis. Tai žodžiu, oro laidumas ir orinis laidis turi būti kuo mažesni, tuo geriau jie sulaiko oro srautus. Mineralinės vatos gamintojai savo techninėje dokumentacijoje pateikia šitos parametrus, oro laidumo parametrą. Tai jeigu paėmus izover priešvėjinės plokštės, sakykime, yra SKL plokštės be stiklo audinio ir SKLS plokštės su stiklo audiniu, jų oro laidumas mažiau iš 33, kai matom mažiau 60, kaip anksčiau minėjau, kad atitiktų tą reikalavimą. Na, o orinis laidis šių plokščių yra skaičiuojamas tą oro laidumą padalinant iš plokštės storio, iš 30 mm arba 3 cm ir apie 1100 orinis laidis. Ir kaip matot, plokštė ar su stiklo audiniu, ar be audinio, jų tas pats oro laidumas ir tas pats orinis laidis, nes stiklo audinys tom vėjo izoliacijos savybėm įtakos neturi. RKL plokštės, jos su stiklo audiniu, oro laidumas mažesnis, bet ne dėl stiklo audinio, tiesiog šių plokščių pluoštas suformuotas tankiau ir orinis laidis padarinus oro laidumą iš plokštės storio apie 660. Na ir geriausiai vėjo poveikį sulaiko izover fasade plokštės, kurios dengtos laminato danga, speciali danga, kuri sulaiko tą vėjo poveikį, ir jau šiuo atveju tas orinis laidis neskaičiuojamas, o nustatomas bandymais, gamintojas deklaruoja, jis yra 10, nes būtent tą
visą vėjo sulaikymą ir duoda tas laminatas, ta danga. Ir šių plokščių sandūros yra klijuojamos lipnia sandarinimo juosta. Kad plokštės su priešvėjinės plokštės turi įtakos sienos pralaidumo savybėm, patvirtina ir prieš keletą metų KTU architektūros ir statybos institute atlikti sandarumo tyrimai ir bandymai, kurie parodė, jeigu, pavyzdžiui, yra nesandari pagrindinė siena, blokų siena, įrengiama šiltinimo sistema iš mineralinės vatos, uždengiama priešvėjinėmis plokštėmis, tai gali būti oro pralaidumas per sieną sumažintas iki 96% ir taip pat, vat, kai yra plokštės su specialia laminato danga ir užsandarinta lipniomis juostomis, būtent irgi turi nemažą įtaką tam oro srautų sustabdymui. Na ir, kaip sakiau, naudojant priešvėjinės plokštės su laminato danga, horizontalios ir vertikalios siūlės yra klijuojamos lipniomis sandarinimo juostomis, 60 mm pločio juostomis, kampuose naudojamos platesnės juostos 90 mm pločio. Jeigu yra naudojamos tos paprastesnės priešvėjinės plokštės be stiklo audinio arba su stiklo audinio danga, toks reikalavimas klijuoti siūles tarp plokščių paprastai nėra taikomas. Na ir taip pat, kad tas vėjo izoliacijos sluoksnis būtų sandaresnis, kartais vien užklijavimo lipniomis kampuose, lipniomis juostomis neužtenka, tam, kad priešvėjinės plokštės kampuose būtų tikrai susiglaudusios, rekomenduojamas papildomas mechaninis tvirtinimas. Vienas iš variantų tai tvirtinti tokiais spiraliniais sraigtais. Toliau šiltinimo efektyvumas priklauso nuo šiluminių tiltelių. Šiluminiai tilteliai yra ilginiai ir taškiniai. Ilginiai šiluminiai tilteliai priklauso nuo suprojektuotų ir įrengtų jungčių, tiek sienos stogo jungtis, tiek sienos lango jungtis ir visos kitos jungtis, kur šilumos izoliacija arba suplonėja, arba nutrūksta. Na, o kalbant apie vėdinamą fasadą, čia labai svarbus yra taškiniai šiluminiai tilteliai, būtent arba toje vietoje, kur karkasas tvirtinasi prie sienos arba termoizoliacijos tvirtinimo vietose, tai būtent arba kronšteinai, kurie įsiskverbia į termoizoliacijos sluoksnį, arba smeigės, jeigu jos yra naudojamos su metaline vinimi. Ir skaičiuojant šiltinimo storį, nustatome paskaičiavę sienos šilumos perdavimo koeficientą. Be abejo, jis priklausys ne tik nuo termoizoliacijos šiluminių savybių, kaip minėjo Karolis, ir nuo visos sienos, visų kitų sluoksnių šiluminių savybių, tačiau didelę įtaką turės tos metalinės jungtis, pataisa dėl metalinių jungčių, kurios būtent įsiskverbia į termoizoliacinį sluoksnį. Ir kaip jau buvo minėta, būtent tie kronšteinai, jų medžiagiškumas tikrai turi didelę įtaką tiems šilumos nuostoliams ir reikalingam šiltinimo storiui. Na ir mes, būtent kalbant apie vėdinamus fasadus, kažkaip paskutiniu metu nelabai susidurėme su aliuminio konsolėmis ar cinkuoto plieno konsolėmis, nes tai susijęs su medžiagiškumu, nes kaip buvo minėta, aliuminis maždaug 10 kartų yra laidesnis šilumai negu nerūdijantis plienas, cinkuotas plienas maždaug 3 kartus laidesnis šilumai negu nerūdijantis plienas. Todėl daugumoje dabar yra projektuojami ir renginėjami fasadai, kai ta
tie laikantys elementai, kronšteinai ir konsolės yra iš nerūdijančio plieno. Tai yra tie įprastiniai kronšteinai ar nerūdijančio plieno stripai ar kiaurimėti kronšteinai, nes taip pat įtaką turi ne tik medžiagiškumas, tačiau ir skerspjūvis tų laikančių elementų, beje, be abejo ir jų kiekis į kvadratinį metrą taip pat turi įtakos šilumos nuostoliams ir tam šiltinimo sluoksnio storiui. Na, o mažiausia įtaka šilumos nuostoliams turi, jeigu yra naudojami tvirtinimo elementai, konsolės iš bazalto pluošto ir stiklo pluošto, nes jų šilumos laidumo koeficientas yra labai mažas, lyginant su metaliniais kronšteinais ar konsolėmis. Na, kurie projektuoja ar įrenginėja vėdinamus fasadus, žino, kad praėjusiu metu pabaigoje išėjo STR statybos techninio reglamento pataisymai, kur įvestos papildomos galimybės, galima projektuoti, renginėti vadinamo fasado sistemą, kuri yra sertifikuota, turi nacionalinį techninį įvertinimą, tačiau atsiranda galimybė ir įrenginėti, projektuoti vadinamus fasadus, kurie neturi tokio techninio įvertinimo, bet, na, įvykdžius STR nurodytas sąlygas ir nuostatas. Tai kalbant apie sertifikuotas sistemas, turinčias nacionalinius techninius įvertinimus, Lietuvoje dabar jų priskaičiuojam mes gal 12 ar 15, jų yra su apdaila iš arba fibrocementinių plokščių, arba keraminių plytelių apdaila ir dauguma jų būtent su nerūdijančio, tais įprastais nerūdijančio plieno kronšteinais, na ir daugumoje yra naudojami renovacijoje ir tas sertifikuotas sistemas galima rasti sertifikavimo įstaigų puslapiuose, registruose. O jeigu siekiama tos aukštesnės energinio naudingumo klasės, tai, kaip sakiau, ieškoma tada variantų naudoti ar mažesnio skerspjūvio tuos metalinius tvirtiklius, ar kad jų būtų galima panaudoti mažiau į kvadratinį metrą. Tai iš tokių vėlgi sertifikuotų sistemų galima paminėti sistemą iš nerūdijančio plieno stripų su HPL plokštėmis, čia Eksterus turi tokią sertifikuotą sistemą, arba yra kita sistema sertifikuota su fibrobetoninėmis plokštėmis ir panaudojant tokius kiaurimėtus kronšteinus, panašus kronšteinai yra ir taip pat sertifikuotoje sistemoje su molio keramikos plokštėmis. Šiuose sistemose kaip standartinis komponentas numatyti termoizoliaciniai gaminiai, tačiau gali būti naudojamos ir kitos termoizoliacinės medžiagos. Na ir mažiausia įtaka šilumos nuostoliam, kai naudojamos konsolės iš bazalto ar stiklo pluošto, tai, sakykime, yra vėlgi sertifikuota sistema su bazalto pluošto kompozito konsolėmis. Tokių konsolių taškinis šilumos perdavimo koeficientas labai mažas, čia 4 skaičius po kablelio, todėl skaičiuojant varžą, skaičiuojant šiltinimo storį, praktiškai tokios konsolės nėra vertinamas. Vienas pastebėjimas dėl montavimo priešvėjinių plokščių, rekomenduojama prieš užmaunant priešvėjinę plokštę ant kronšteino ar kokios jo konstrukcijos bebūtų, bet ypač jeigu priešvėjinės plokštės su laminato danga, kad prapjauti priešvėjinės plokštės tose vietose, kur užsimaus ant kronšteinų, kad nebūtų suplėšyta aplink kronšteiną, neliktų plyšių, kuri blogintų tą vėjo izoliacinio sluoksnio sandarumą. Na ir taip pat, kalbant apie sertifikuotas sistemas, noriu dar paminėti vieną sistemą, būtent Vakarų medienos grupės VMG Lignum sertifikuota sistema skirta renovacijai, tai karkasinių skydų rinkinys.
Kodėl tai yra kokybiškesnis apšiltinimas? Todėl, kad skydai gaminami cechuose, uždarose patalpose, pirmiausia pagaminamas karkasas iš klijuotos ar įprastos medienos, užpildoma šiltinimo medžiaga, mineralinė vata, įrengiami garo izoliacijos, vėjo izoliacijos sluoksniai, uždengiama apdailos medžiaga, įstatomi langai ir tokiu būdu tas šiltinimas yra atliekamas kokybiškiau negu tai daroma, sakykime, aikštelėje, kai yra įvairios oro sąlygos. Tai šiltinimas, sandarumas bus kokybiškesnis. Skydai yra išbandyti gaisrinių tyrimų centre, nustatyta degumo klasė BS2D0, tai gali būti naudojami penkiaaukščių daugiabučių renovacijoje. Na, o kodėl jie yra tvaresni? Todėl, kad įgyvendinant naują energinio naudingumo direktyvą, pas mus greitu laiku ateis reikalavimai skaičiuoti ir pastatų CO2 emisijas ir būtent medienos panaudojimas konstrukcijom tai yra būdas sumažinti tas CO2 emisijas. Ir šitų renovacijos skydų yra numatyti du tipai A ir B klasės. Jie iš principo labai panašus, tik A klasiai tiesiog priešvėjiniai izoliacijai numatyta mineralinės vatos plokštė, kadangi tada jinai prideda papildomos šilumos, B klasiai iš gipskartonio priešvėjinė plokštė. Ir Vakarų medienos grupė yra paruošusi rekomendacijas, aprašą, techninę specifikaciją skirtas projektuotojams, kur sudėti mazgai, skydų aprašymai ir jau nuo kovo mėnesio yra organizuojamos tokios gyvos demonstracijos Jonavoje, Gelmeda teritorijoje sumontuoti skydai, kur galima detaliai aptarti tos klausimus. Daugiau informacijos galima rasti skydinės renovacijos puslapyje. Na ir rengiami pilotiniai projektai, jeigu jie pasiteisins, tai, manau, turėtų būti toliau naudojamas ši šiltinimo sistema renovacijos projektuose. Tai tiek būtų iš mano pusės.